Labą dieną, gerbiamoji publika, čia gyvai ir virtualiai. Labai geras įvadas, pradžioje buvo žodis. Ir tradiciškai jau ne pirmą kartą Europos parlamento biuras Lietuvoje yra dalis šio didžiulio Agri-Food arba Žemės ūkio ir maisto forumo, kuriame susitinka politikai, verslininkai, ūkininkai ir visi mes esame ir maisto valgytojai, vartotojai ir pradedami žodžiais ieškome sprendimų, kur eina Europos Sąjunga, ką turi nuspręsti Europos parlamentas, ką mes norėtume, kad nuspręstų Europos parlamentas ir kaip mes galėtume padaryti įtaką tiem sprendimam, ar žiūrėdami iš savo ūkio perspektyvos, ar žiūrėdami iš savo verslo perspektyvos, ar vėlgi žiūrėdami kaip vartotojai, ar bandome surasti kažkokį tai kompromisą ir pasiekti tų racionalių sprendimų ateičiai. Ir mano įžanga nėra labai ilga, nes turinys bus iš visų prelegentų. Tačiau turiu pareigą priminti mums visiems, kad Europos parlamente sprendimus priima mūsų išrinkti atstovai. Ir kiti Europos parlamento rinkimai bus 2024 metų birželio 9 dieną. Tai prisiminkim tą šansą išsirinkti tuos, kurie mus geriausiai atstovaus, kurie dirbs, kurie kalbėsis su mumis visais, tarsi su mumis visais ir tik tada, žinodami mūsų visų vartotojų, maistininkų, ūkininkų interesus, priims tuos sprendimus. Tai šiandien yra proga tą nuomonę Europos parlamento nariam klausimų ir pasisakymų būdų išsakyti. Tiesa, Europos parlamento darbas yra toks, kad didžiąją dalį laiko jie dirba Strasbūre be Briuselį, tai mūsų Europos parlamento nariai, tiek Europos parlamento narys iš Lietuvos Juozas Olekas, tiek ir labai svarbi žemės ūkio ir maisto strategijai pranešėja iš Vokietijos ponia Mörtel, jie jungsis nuotoliniu būdu. Bet gyvai, ne įrašas, tai labai prašau visų tikrai aktyviai užduoti klausimus ir dalyvauti diskusijoje ir atiduodu žodį Arūnui.